Aplankėme Vakarų Lietuvą ir vienintelį Muay Thai sporto klubą pajūryje Muay Thai Imperija Klaipėdoje. Klubo treneris Vadimas pravedė šeštadieninę treniruotę. Kalbiname klubo sportininkus ir sportininkę. Laidos pabaigoje treneris Elonas parodys visiems tinkančią pilvo preso treniruotę. Sveiki visi, šiandien mes atvažiavom į Klaipėdą, labai toli nuo Vilniaus, nuo sostinės. Šiandien mes sportuosim sporto klube Muay Thai Imperija, su mumis treneris Vadimas, treneris, vadovas šio klubo, žmogus, kuris užauginęs nemažai čempionų. Taigi šiandien pabandysim pasportuoti su jais ir įgyti geros patirties. Žiūrėkit, kiek daug apdovanojimų. Vadimai, pasakyk, koks įsimintiniausias apdovanojimas iš šitų visų? Turbūt šitas. Rygoj, Latvijoje buvo IFMA čempionatas ir mano sūnus laimėjo pirmą vietą. Labai aš didžiuojuosi. Buvo labai daug kovotojų, tikrai buvo sunki kova, bet iškovojo pergalę. Anksčiau kovoju, bet dabar tinginėjau biškį. Supratau. Nors ir šeštadienis, bet salėje susirinko nemažai sportininkų ir greitai mes pradėsim treniruotis. Sportininką, kovotoją pakalbint norėjom, nes jisai kitą savaitę dalyvauja varžybose. Kokiose varžybose dalyvauja? Latvijoje Ryga Arena, 28 dieną. Didelis turnyras, kovosiu palei MMA taisyklės prieš Latvijos kovotoją Robertas Kui. Kaip ruošiesi, kiek kartų į dieną sportuoji? Po 2 kartus į dieną, rytinė, vakarinė treniruotė, tikriausiai kaip ir visi. Apie varžovą, ką nors žinai, ruošiesi, kažkaip video medžiagą žiūri, ar tiesiog ruošiatės kaip kiekvienai kovai ir viskas? Taip, ruošiuosi kaip kiekvienai kovai, vis tiek reikės išėjus kovoti. Biškai pasižiūriu video, kad maždaug žinočiau, ko laukti, ko tikėtis. O išeisiu, viskas parodys ringe. Kas atsitiko akiai tavo? Ne vienoj, matau, ir viena, ir kita sužeisti. Vienas varžybos viena akis, kitos varžybos kita akis. Čia toks sportas, nieko nepadarysi. Ne šachmatus, taip? Ne šachmatus, žaidžiu. Gerai.
Thai imperijoje sutikom dar ir mergaičių. Papasakok, kodėlgi tu išrinkai būtent tokią sporto šaką, ne kažkokius šokius ar baletą, o būtent kovos menus? Nu, man patinka, šiaip aš lankiau gimnastiką, dabar perėjau čia, nes patinka nuo vaikystės. Tai tu nuo vaikystės tau patikdavo muštis. Sakyk, vaikystėje mušėsi kada nors ar ne? Nu, jo, buvo Buvo? Su merginom ar su vaikinais? su vaikinais irgi. Ir su vaikinais. Ir kas laimėdavo, turbūt tu. Aišku. Gerai. Sportuoji dėl savęs ar planuoji gal varžybose sudalyvauti? Nes žinom, Muay Thai imperijoje yra ir čempionių merginų, kurios laimėjo Lietuvos bokso čempionatą. Gal ir tu turi tokią viziją? Turiu. Turi. Tai artimiausias varžybos nusimato tau kokias nors ar ne? Nu, dabar ne. Pažiūrėsim, kaip seksis toliau. Gerai. lot of fun. Gentlemen, shake hands and good luck. Mic check. Va, priaugai raumenų žiūriu, ką? Viską, tai ką, gal keiti karjerą savo? Ne, biškai reikiau mėsytis už augint ant vasaros, bet iš to nieko gero.
Luką sportininkai visi gerai pažįsta, turi nemažai kovų, dalyvavo įvairiose varžybose, bet kai žinau, tu anksčiau kitam klube sportavai, tai dabar persikraustė į Klaipėdą gal? Taip, pradėjau studijuoti Lietuvos jūrviesės mokykloje, pakeičiau klubą, iš dalies džiaugiuosi tuo, bandysiu grįžti į ringą. Tai kokios artimiausios kovos tau nusimato? Bandau dabar ruoštis Lietuvos Muay Thai čempionatui, balandžio gale vyks. Sakyk, merginą turi? Dabar šiuo metu ne. Neturi merginos, turėkit omeny. Simpatiškas, sportiškas vaikinas, nedvijokit merginas. Gerai, Lukai, ačiū tau. Ką tik po treniruotės, porose pastovėjom su Dovydu. Tai Dovydai, kokie jausmai po treniruotės, kokia savijauta? Savijauta, kaip visada, gera būna. Aišku, priklauso nuo dienos, kaip kada. Vieną dieną lengviau, kitą sunkiau. Šiandien viskas gerai. Pratau. Daug dalyvauji varžybose, sakyk, gal yra kokie planai ateičiai, galvoji su savo karjerą suvesti su sportu ar ne, ar čia tik tais hobis tau? Kol kas dar nežinau, kol kas kaip hobis labiau. Apie ateitį negalvoju dar, tai nepasakysiu, reiks galvoti, spręsti. O dabar nusimato kokios nors kovos, kokios artimiausios bus? Taip, nusimato dabar Kaune balandžio 11, Power Fightas ten. To Lietuvos Muay Thai čempionatas irgi balandžio mėnesį. Tai sportuosim, ruošimės. Tai manau dar išvysim Dovydą tikrai per mūsų laidas. Ačiū tau, Dovydai, už komentarus. Susimatysim. Ką, draugai, įspūdį tikrai paliko šitą treniruotę man ir labai atkreipiau dėmesį į Vadimo tikrai šiltą priėmimą, labai šiltai priėmė. Jeigu jūs randatės Klaipėdoje, ateikite, tikrai nepasigailėsit, nes žmogus nuoširdus ir tikrai labai šiltai priėmė. Vadimai, ačiū tau labai. Jau visi kalba apie Lietuvos Muay Thai čempionatą, nes jisai ne už kalnų. Kiek žmonių tu iš viso bendrai ruoši šitam čempionatui? Šitam čempionatui rašau apie 8 žmonės. Noriu, kad dalyvautų 8 žmonės. Jeigu nebus traumų, tai visi 8 atvažiuosim. Taip, maždaug taip. Jo, bendrai tu sakei, pas tave apie 100 sportininkų ir iš jų 8 žmonės, kurie važiuos Lietuvos Muay Thai čempionatą. Taip, todėl kad dabar oro sąlygos, pažiūrėkit, kokios labai daug žmonių atkrito, todėl kad gripas, temperatūros, tai tik 8 žmonės. Taip planavau atvežti kažkur 12 žmonių, rinkinį, savo rinkinį. 8 žmonės, aš manau, vis tiek čia nemažai yra, kurie galėtų parodyti, atstovauti tavo klubą Lietuvos čempionate. O dar kažkokios nusimato išvykos pas tave, nes, kaip girdėjau iš sportininkų, jūs tikrai visur planuojate dalyvauti, kur tik įmanoma, kur kviečia. Taip, dabar kitą savaitgalį važiuojam į Rygą. Bus labai didelį kovos turnyras, Fight Arena vadinasi. Jame dalyvaus Dainius Gedvilas, dalyvaus pagal MMA taisyklius iki 70 kg. Tai o dabar ruošiamės šitam turnyrui. O taip yra labai daug pasiūlymų dalyvauti. Vokietijai buvo pasiūlymas dalyvauti, Lenkijoje yra daug pasiūlymų tikrai. Visur nespėjom, bet stengiamės visur dalyvauti, važiuoti. O sakyk, o tu sakai MMA kovas, tai tu vienas treniruoji, ar yra dar kažkokie treneriai pas tave? Yra treneris dar, yra treneris pas mane, būtent imtynių treneris, tai jis ruošia pagal imtynės, o aš daugiau ruošiu boksą, Muay Thai, stovės. Vadimai, tikrai nuoširdžiai sakau, kad treniruotė man tavo labai patiko, labai buvo smagu. Ačiū tau už priėmimą dar kartą iki Lietuvos Muay Thai čempionato. Taip, susitiksim. Viso gero. Sveikas, Elonai. Sveikas, Valentinai. Šiandien mes atėjom pas trenerį Eloną į sporto klubo Fight Academy ir norim pasiklausti, kaip jisai ištreniravo savo pilvo presą. Taigi, kokius pratimus tu patartum daryti žmonėm, kad turėtų tokį gražų pilvo presą kaip pas tave? Aš jums parodysiu keletą serijų ir bus šių serijų keli ratai. Ir čia bus kaip tik naujokams, kurie galėtų tik tai namuose žiūrėdami video ir pradėti jas daryti. Kad nerodysim belenkokio sunkumo ir sudėtingumo ratų, kurių neįmanoma padaryti. Padarysim pagrindus ir nuo jų galime jau pradėti ir tobulėti. Kol aš šios pratimus atliksiu, Valentinas pakomentuos, ką aš darau ir kokią techniką aš naudoju. Gerai, galim pradėti.
Pirmas pratimas, paprasti atsilinkimai ir 3 smūgius į orą. Antras pratimas, Elonas iškvepiant orą smūgiojo 2 kartus savo į pilvo presą. Kiekvieną pratimą Elonas daro po 10 kartų. Iš viso bendrai susidaro 120 atsilenkimų. Trečias pratimas, kai Elonas atsikelia ir alkūnė paliečia savo kelio. Ketvirtas pratimas, kai Elonas užkėlęs vieną koją ant kitos, kelią liečia savo alkūnę. Paskui pakeičia kojas ir daro tą patį į kitą pusę. Šeštas pratimas, kai Elonas laiko ore savo kojas, tuo pačiu momentu liečia alkūnėm savo kelius. Septintas pratimas. Rankas pasidėjęs šalia, Elonas kilnoja kojas neaukštai. Kojas turi būti būtinai ištiestos. Aštuntas pratimas, taip pat laikydamas ištiestas kojas, Elonas pasuka jos į vieną pusę ir į kitą pusę. Devintas pratimas, kai Elonas iškelia tuo pačiu momentu rankas ir kojas į orą. Nepamirškite, kiekvieną pratimą darom po 10 kartų. Dešimtas pratimas, vadinama žvakė. Ištiestas kojas kelia dubeniu į viršų. Vienuoliktas pratimas, šiek tiek pasisukęs į šoną, Elonas prisiliečia alkūnę savo kelią. Ta patį daro su kita koja, rankos turi būti visą laiką prie galvos, negalima atplėšti rankų nuo galvos. Padaręs 12 pratimų po 10 kartų, bendrai suma 120 atsilenkimų, apsiverčia ant pilvo, įsiremia rankom į žemę ir patempia pilvo presą. Įkvepia giliai orą ir iškvepia orą. Patempia pilvo presą, tada apsisuka vėl ant nugaros. Ir po 30 sekundžių poilsio pradeda antrą ratą pratimų. Jeigu norite turėti tokį tvirtą, stiprų ir gražų pilvo presą, patartumėm pradėti nuo šitų pratimų. Sakyk, Elnai, kiek kartų reikia daryti, pavyzdžiui, į savaitę, kiek priėjimų ir kokią pertrauką daryti? Patartina būtų daryti kas antrą dieną, minimum 3 kartus į savaitę ir tikrai tada pamatysit rezultatą. Kasdien nelabai didelį rezultatą matysit, nes raumuo stiprės, bet neryškės. Tai geriau kas antrą duokit pailsėti pilvo presui. 3 kartus kartuojam šias serijas, tuos 12 pratimų ir jau individualiai, kas pagal savo sugebėjimus gali didinti kiekį kartojimų. Ačiū Elonui. Neužką. Tobulinkit savo figūras. Žinoma, šitų pratimų neužtenka, kad turėt gražų kūną. Reikia įdėti žymiai daugiau pastangų. Bet čia yra labai gera pradžia naujokui. Taigi likite sveiki ir iki kitų susitikimų.
Gerai, galim pradėti. Sveiki visi. Sveiki visi. Sveiki visi. Sveiki visi. Sveiki visi. Jeigu ką jisai paskui iškirps, tai nesipanink. Sveiki visi. Sveiki visi. Sveiki visi. Pamatysit šiandien treniruotę, kaip sportuojamo. Sutikom dar ir mergaičių. Sveikas, Elanai. Sveikas, Valentinai. Ką, draugai, tikrai paliko ir labai tikrai šilta, labai šiltai, tikrai nepasigailėsit ir tikrai labai šiltai, jūs tikrai nuoširdžiai sakau, labai patiko, labai buvo smagu. Ačiū tau labai. Malonu, kad pakvietė jūs, mus. Šiandien mes atėjom pas trenerą Elaną. Kiek jis ratų, geriausiai 3 ir jau vėliau priklauso nuo individualaus žmogaus. Ačiū Elanui. Ne už ką? Tai ką, ačiū tau. Tobulinkit savo figūras. Aš norėjau pagalvoti, dar norėjau pasakyti, paskui pagalvoti. Davai, мы тут снимаем, это иди в сторону. Žinoma, šitų pratimų ne... Taigi likite sveiki ir iki kitų susitikimų. Būkite sveiki. Viso gero. Viso gero. Visą.